Sveiki visi, šiandien norėčiau su jumis pasidalinti rašto vieta iš Morkaus 8 skyriaus, tai būtų nuo 13 eilutės iki 21. Ir palikęs juos, jis vėl sėdo į valtį ir nuplaukė į kitą krantą. Mokiniai buvo pamiršę pasimti duonos, jie turėjo su savimi valtyje vieną kepalą. Jėzus juos įspėjo: žiūrėkite, saugokitės fariziejų raugo ir Erodo raugo. Jie svarstė tarpusavyje, sakydami: tai todėl, kad nepasiėmėme duonos. Tai supratęs Jėzus tarė: kam jūs tarėtės neturį duonos? Argi vis dar neišmanote ir nesuprantate, ir jūsų širdis vis dar užkietėjusios? Turite akis ir nematote, turite ausis ir negirdite. Argi neatsimenate, jog 5 kepalus aš sulaužiau 5,000, o kiek pilnų pintinių trupinių pririnkote? Jie atsakė 12. O kai 7 kepalus sulaužiau 4,000, kiek pilnų pintinių trupinių pririnkote? Jie atsakė 7. Tada jis tarė: tai kaipgi vis dar nesuprantate? Man asmeniškai šita vieta, aš ją pavadinčiau, kur yra tavo fokusas, arba kur yra tavo koncentracija. Nes iš esmės, tai šiek tiek, aišku, jeigu perskaityti kelias eilutes prieš šitą visą istoriją, tai kontekstas yra toks, jog Jėzus su mokiniais buvo atplaukę į Dalmanutos sritį ir ten prie jų priėjo tiesiog fariziejai ir pradėjo ginčytis, mėgindami ir tiesiog reikalavo ženklų iš dangaus. Ir Jėzus iš esmės tiesiog pasakė, kad jokio ženklo nebus duota šitai kartai ir jie tada išplaukė iš tos srities. Toks kontekstas būtų būtent apie fariziejus ir aš manau, dėl to Jėzus ir kalba apie tai. Tačiau mes matom, kad Morkus duoda tokį kaip hintą, ar ne? Arba tiesiog aplinkybė nubrėžė situaciją. Kokia yra situacija? Situacija yra tokia, jog mokiniai pamiršo pasimti duonos. Ir jie yra valtyje. Tai jie plaukia. Jie yra kažkur ežere, turbūt, ar ne? Ir plaukia, neturėdami jokios duonos. Man asmeniškai tai skamba labai lyg... tai yra akivaizdi problema iš esmės. 12 mokinių, 1 kepalas duonos. Ką mes darom tada, ar ne? Tai yra... Morkus mums pasako, kad čia yra problema iš esmės. Turim problemą, ne? Tačiau ką Jėzus kalba? Jėzus kalba: žiūrėkite, saugokitės fariziejų raugo ir Erodo raugo. Vėlgi, čia toks visiškas šuolis į gylį. Ta prasme, čia yra ką tik kalbama apie duoną, apie tiesiog kepalą duonos. Čia jau kalbama apie fariziejų raugą ir Erodo raugą. Ir ne šiaip kalbama. Parašyta, Jėzus juos įspėjo. Tai yra viena iš nedaugelio eilučių, kur Jėzus įspėja savo mokinius. Toliau rašoma, jog jie svarstė tarpusai, sakydami: tai todėl, kad nepasiėmėme duonos. Man atrodo akivaizdu, jog mokiniai, jie net nesupranta ir net turbūt nelabai bando suprasti. Rašoma, jog jie svarstė tarpusavį. Tai reiškia, jog jie bandė suprasti, tačiau jiems akivaizdu, jog nepavyko to padaryti, jiems nepavyko suprasti, nes jie žiūrėjo tik tai iš savo perspektyvos, iš tos problemos perspektyvos. Ta prasme, yra visiškas skirtumas tarp šitų kontekstų, apie ką Jėzus kalba ir ką jie mąsto. Jie žiūri tik tai iš vienos pusės, jie mato tik tai duoną, iš esmės jie mato tik tai problemą. Jie mato tik tai problemą, kad yra valtyje 1 kepalas. Ar jums tai neprimena mūsų, kuomet mes matome tik tai problemą, tik tai, jog neužtenka maisto kaip šiuo atveju, tik tai tą poreikį ir tai galimai uždengia
Jėzaus vedimą, Jėzaus tolimesnius žingsnius tavo gyvenime. Taigi grįžtant prie mokinių, jų koncentracija visa yra į tą problemą. Prantat, jų koncentracija nėra į tai, ką Dievas mato, į tai, ką Dievas įspėja, į Dievo planus iš vis. Aš manau, kad Jėzus čia, jisai mato didesnį paveikslą, jisai kalba apie tolimesnius dalykus. Jis kalba apie ateitį, jisai supranta, kas bus, jisai žino, kame yra blogis, nes tarp kitko Morkaus 7 skyriuje parašyta, kad žmogus suteržia tai, kas iš jo išeina. Ir ten minimi dalykai, kurie suteršia iš vidaus, kas išeina iš žmogų širdies. Tai pikti sumanimai, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės ir taip toliau. Ir būtent rašo, kad argi jums neaišku, kad visa, kas patenka į žmogų iš lauko, negali jo suteršti, nes nepatenka į jo širdį, bet į vidurius ir išeina laukan. Ir taip išvalomas visas maistas. Tai šitoj vietoj mokiniai iš esmės tiesiog koncentruojasi ne į tą dalyką. Iš esmės tiesiog žmogiškai tai žiūri, mato problemą ir tai užgožia visą kitą, ką Jėzus nori jiems pasakyti. Kad ir kokie planai bebūtų ir Jėzus nori toliau eiti, ar ne? Jis nori vesti toliau. Yra numatęs žingsnius gyvenimo, etapus. Jis ruošia toliau, jis įspėja, jis ruošia toliau mokinius. Tačiau jie pasilieka tam pačiam lygiai, galim pasakyti, nes po to mes matom, kad tai supratęs Jėzus tarė, kam jūs tarėtės neturi duonos? Ar vis dar neišmanote ar nesuprantate? Ir jūsų širdis vis dar užkietėjusios, tai kitaip tariant, jis sako, kodėl jūs dar vis čia esat? Ar jūs nematėt, ką aš dariau? Jis po to ir sako, jūs matėt, 5 kepalus aš sulaužiu 5000, jūs matėt, kad 7 kepalus sulaužiu 4000. Kodėl jūs dar netikit? Kodėl jūs esate dar vis užkietėję? Kur jūsų fokusas? Kodėl jūs dar nesuprantat? Kodėl jūs dar esate tam pačiam lygiai? Kodėl jūs esate užkietėję? Jėzus kalba jau apie įspėjimus, jisai kalba apie tolimesnius planus. Tačiau mokiniai patys apsiriboja savo užkietėjimu, savo koncentraciją į tą problemą, kuri yra čia ir dabar. Ir jūs būsit kaip fariziejai, kurie prašo ženklų iš dangaus mėgindami mane, nors prieš akis mato patį Mesiją, Dievo sūnų. Būtent tai, manau, Jėzus ir akcentuoja šitoj vietoj. Tai yra antras aspektas, nebūkite kaip fariziejai, saugokitės fariziejų raugo. Jūs matėte stebuklus, jūs matote dabar prieš save Mesiją. Kodėl jūs netikit? Fariziejai iš to netikėjimo jie mėgina. Jie pradeda reikalauti ženklų iš dangaus, jie gundo Jėzų. Tuo tarpu mokiniai koncentruojasi į duoną, jie taip pat koncentruojasi į problemą, ne į tą, ką reiktų. Bendram kontekste tiek fariziejai, tiek mokiniai yra užkietėję ir jie netiki Jėzumi ir jo gale. Iš tiesų, ar tai būtų fariziejus, ar sadukėjus, ar mokiniai, ar mes šiom dienom, visi yra žmonės ir visi turim tą nuodėmingą prigimtį, kuri linkus yra abejoti tuo. Šėtonas jisai kiša mintis, abejonės niekada nėra iš Dievo iš esmės. Ypač šitam kontekste, kuomet tai yra Jėzus pats Mesijas, tai mes galim matyti, jog tai yra iš bendram paveiksle tai yra daug didesnė problema, apie kurią kalbama apie širdies užkietėjimą, kuris yra nepriklausomai nuo žmogaus tautos ar lyties. Kiekvienas žmogus turi tai. Taigi Jėzus mokinius įspėja dėl šito vidinio širdies užkietėjimo ir jisai ne tik tai įspėja, bet jisai taip pat paragina iš esmės prisiminti tai, ką jis yra padaręs.
Jisai ragina ir drąsina tikėti juo. Tai aš manau, kad tai yra labai didelis pritaikomumas mums ir tiesiog norėčiau trumpai pasakyti, manau, ką Jėzus nori pasakyti kiekvienam iš mūsų šita rašto vieta. Pabandykite tiesiog įsivaizduoti dabar, jog Jėzus būtent sako tai jums. Tu turi akis ir nematai. Tu turi ausis ir negirdi. Argi tu neatsimeni? Argi tu neatsimeni, kokius ženklus, stebuklus tavo gyvenime aš padariau? Ar tu neprisimeni, kokius pažadus aš tau esu davęs? Ar tu neatsimeni, kiek aš daug esu padaręs dėl tavęs? Ar tu supranti, jog aš esu gyvybės duona? Ar tu supranti, jog tai tikrai nėra problema šitoj vietai? Šitas vienas kepalas, nors tai gali atrodyti labai, labai dramatiškai ir tai gali tikrai būti rimta problema tavo gyvenime, kuri viską pranoksta, bet iš tikrųjų Jėzus sako, jog jis yra virš šitų problemų, virš šitų poreikių. Jis gali tai padaryti, jisai gali padauginti tą duoną. Jis sako, jis padaugino daug daugiau. Tai buvo situacijų žymiai keblesnių negu šita situacija. Ir tu vis tiek netiki. Tuomet tas ir klausimas kyla iš jo pusės. Tai kaipgi vis dar nesupranti? Jėzus gali tai padaryti tavo gyvenime. Ir jis tai padarys. Kad ir kokia tai problema bebūtų, jis tai padarys. Tiesiog, kur tavo koncentracija, į ką tu koncentruojasi? Ar koncentruojasi į problemą? Ar pasitiki Jėzumi, pasitiki Dievu ir klausai jo tolimesnių žingsnių, tolimesnio vedimo tavo gyvenime, kurie galiausiai ir išves į tą galutinį užbaigtumą, brandą ir išlaisvinimą iš bet kokių priespaudų. Tai šiandien tiek. Likit sveiki ir likit su viešpačiu, su Dievu. Amen.